Kas yra spalvų gylis ir ką tie 8, 10 ar net 12 bitų keičia jūsų video ir foto kokybėje? Skaitmeninė informacija, o tai reiškia ir skaitmeniniai foto ir video, yra įrašomi menininkams taip baugiai skambančia kalba binariniu kodu, lietuviškai taisyklingai skambančiu dvejetainiu kodu. Mažiausias binarinio kodo vienetas yra vadinamas bitu ir susidaro iš vieno skaičiaus - vieneto arba nulio. Ir aš nepradėsiu dabar jums čia aiškinti apie tai, kaip veikia binarinis kodas, nes A, jūs labai greitai išjungtumėte šitą video ir B, aš tikrai tiek daug apie tai neišmanau. Skaičiai niekada nebuvo mano stiprioji pusė, ką jums pasakytų ir visa eilė mano matematikos mokytojų. Kad suprastume, kaip veikia šiek tiek čiut paprastesnė matematika spalvų gylyje, į pagalbą pasitelksim šitą lentelę. Kaip matome, vieno bito gylis mums gali suteikti tik dvi skirtingas skaičių variacijas - vienetą arba nulį. Kiekviena galima variacija atspindi naują spalvą, atsiminkite tai ateičiai. Ir kadangi skaitmeninėse kamerose pikselis įrašo spalvą susirinkdamas tam tikrą informaciją iš 3 spalvų kanalų, tai yra raudonos, žalios ir mėlynos, mes visą šitą variacijų, šiuo atveju 2 variacijų skaičių keliame trečiuoju laipsniu, nes 3 spalvų kanalai, ir gauname, kad viename pikselyje yra 8 spalvos. Bet pala, Agnė, juk net vaivorykštė turi kiek, kokias 7 spalvas, argi 8 spalvų nėra per akis? Sveiki, noriu priminti, kad egzistuoja toks dalykas kaip atspalviai ir jei tikėsime moksliniais straipsniais internete, žmogaus akis turėtų galėti matyti iki 10 milijonų atspalvių. Tęskime. Kaip matome toliau, 2 bitų gylis jau siūlo 4 skirtingas bitų variacijas, kurias galima sukurti iš vieneto ir nulio sąjungos. 00, 01, 10, 11. Nieko čia daugiau kaip ir neskursi. To pasekoje mes žinome, kad viename spalvos kanale yra 4 spalvos, nes 4 skirtingos variacijos ir šį skaičių pakeliame trečiuoju laipsniu, nes 3 skirtingi spalvų kanalai ir gauname, kad viename pikselyje yra 64 spalvos. Ir taip toliau. Nekenčiu matematikos. Dauguma pradedančiųjų dirba su 8 bitų kameromis, kas reiškia, kad jų kamera gali įamžinti čiut virš 16 milijonų spalvų. O jei dirbate su 10 bitų įrašu, jūsų įamžinamų spalvų kiekis padidėja net virš milijardo. Taigi, kaip jau suprato, didesnis spalvų gylis arba didesnis bitų gylis iš esmės nusako, kad jūsų kamera galės įamžinti daugiau spalvų informacijos. Turbūt reikėtų paminėti, kad dauguma kamerų gali įrašinėti įvairiais nustatymais, o tai reiškia, kad kartais ir skirtingais spalvų gyliais. Nu tai pagaliau, kuris spalvų gylis yra geriausias? Tarp kai kurių video kūrėjų dažnai išgirsite ginčą, kad 8 bitų medžiaga yra velnio nešta ir pamesta, nes kartą paragavus 10 ar 12 negali sustoti. Taip, tai tiesa, 10 ar 12 bitų medžiaga yra geresnė už 8 bitų medžiagą, tačiau ar dėl to verta parduoti savo inkstą, baikit, nemanau. Didžioji dalis vidutinių vartotojų ekranų, monitorių ir televizorių vis dar gali išrodyti pagrindę tik 8 bitų spalvas. Tai reiškia, kad jeigu jūsų tikslinė auditorija nesėdi apsikrovusi HDR telikais ar monitoriais ar brangiausiais telefonais, tų 8 bitų jiems bus visiškai per akis. Tačiau kalbant apie spalvų gylį, ne vartotojo įspūdis turbūt yra svarbiausia. Vis tik prisiminkime, žmogaus akis mato ten kiek, iki 10 milijonų atspalvių, kai tuo tarpu 10 bitų medžiaga jau jų turi virš milijardo. Ir tam kaip visada yra konkreti paskirtis. Kaip nebūtų sunku nuspėti, spalvų gylis yra naudingiausias postprodukcijoje. Tai kaip kokybiškai galėsite atlikti spalvų korekciją ir tam tikrus kitus montažo niuansus, iš esmės tiesiogiai priklausys nuo to, kiek spalvų informacijos turėsite įraše. Atliekant spalvų korekciją, jūs originalias spalvas bandysite pakeisti į naujas. Na ir tarkim, jeigu jūsų įrašas yra 8 bitų, gali taip nutikti, kad pasirinkus naują spalvą, ji neegzistuos 8 bitų paletėje ir programa pasistengs pritraukti ją prie ne visai tikslaus, tačiau panašiausio spalvos atspalvio. To pasekoje spalvos gali savotiškai lūžti arba matysite akivaizdžius spalvų dryžius, tas pats galioja ir nuotraukoms. Kad geriau suprastumėte, apie ką kalbu, štai raudonos spalvos atspalvių paletė, naudojant 10 ir 8 bitų gylį. 8 bitų paletėje, kaip matote, tiesiog nepakanka spalvų, kad perėjimai tarp atspalvių būtų sklandus. Ar tai reiškia, kad aš negaliu nufilmuoti kokybiško ir gražaus video 8 bitų įrašų? Tikrai ne. Vienas iš mano asmeninių mėgstamiausių kada nors filmuotų renginių After Movie buvo G&G sindikato koncertas, kurį įamžinau su Sony A7 III kamera 8 bitų spalvom. Jei pažiūrėsit šį video ir sustabdysit jį keliose specifiniuose kadruose, tikrai pastebėsit, kad kai kur to gylio galima buvo norėti ir daugiau, tačiau tai yra tikrai menkai pastebima, nors spalvų korekcijos čia buvo atlikta tikrai netaip jau ir mažai. Lygiai taip pat 8 bitų gylių filmavau ir savo trumpo metro filmą Tėvas, tačiau šiuo atveju spalvų gylis buvo akivaizdus trūkumas rezultatui, kurio norėčiau būti pasiekusi spalvų korekcijoje. Išvada, reikėtų įvertinti visus techninius niuansus reikalingus rezultatui pasiekti prieš išleidžiant kamerą į aikštelę. Na ir pabaigai noriu pasakyti dar tik vieną dalykėlį, kartais jūs matysite tokią spalvų informaciją kaip 24, 30 ar net 48 bitai. Kas tai per nesąmonė? Tai sąmonė, tiesiog dalis žmonijos, skirtingai negu aš ir tu, vartoja ne bits per channel, tai yra 8 ar 10 bitų per kanalą, o bits per pixel. Nieko tai labai nekeičia, tiesiog jei kada nors pamatysi 24 bitus, turėkit omeny, kad tai yra tie patys 8 bitai, tiesiog padauginti per 3 kanalus.
kanalus. O kol kas tikiuosi, kad suteikiau suvokimo pagrindus apie tai, kas yra ir kaip veikia spalvų gylis, kodėl kartais spalvos lūžta ir ką daryti, kad taip nebūtų. Jei mano kuriamas turinys atrodo naudingas ir reikalingas, nepatingėkit palikti gerą žodžio komentare arba paremkite kanalą nedidelę sumą Contribui platformoje. O kol kas, bye!